Europos parlamento nariai Rolandas Paksas ir Juozas Imbrasas susitikimuose su Lietuvos regionų bendruomenėmis diskutuoja apie ES paramos panaudojimo patirtį ir perspektyvas. Alytuje apsilankę europarlamentarai apie tai kalbėjusi su miesto savivaldybės vadovais bei specialistais. Įdomu mums, kaip efektyviai Lietuva įsisavina tuos apie 7 milijardus, kuriuos gaunam iš ES, ar neša jie pridėtinę vertę. Ir būtent susipažinimas su patirtimi tiek Alytaus, tiek kitų regionų, kaip būsimos perspektyvos, finansinės perspektyvos pinigus būtų galima panaudoti bedarbystėj mažinti, emigracijai mažinti, arba darbo vietom kurti, arba kad mūsų potencialas mokslinis eitų toliau negu yra dabar. Europarlamentarai Rolandas Paksas ir Juozas Imbrasas apsilankė ir Alytaus regiono atliekų tvarkymo centre. Diskutuota, kaip efektyviai įgyvendinti ES reikalavimus šioje srityje.